Gerai, mes tačiau tavęs prisigrūdam. O mes jau filmuojame? Mes jau filmuojam, aš jau įjungiau, kad filmuotų. Tai paskui jinai nukerpa, žinok. Gerai, tai tu neperjungi. Tai žodžiu, labas Gintarė ir labas Živilė. Sveiki. Ir šiandien mes turim svečią Živilę ir visi aišku svečiuose pas mane šiandien. Aha, tai Ačiū, kad pakvietė. Tai labai faina, kad nepramiegojai, nes valanda persisuko. Buvo sunku ryte vaikam ir man, bet pavyko. Bet tai klausykit, kas iš viso sugalvojo, kad tą reikia laiką persukti? Nes, pavyzdžiui, man tai dar džetlegas nuo Lietuvos ir aš jau, žinai, jau galvoju, nu va, jau beveik, žinai, aš jau čia ir persisuko laikas vėl. Žinok, taip supikau, nes aš kažkodėl galvojau, kad laikas suksis atgal ir aš jau susiplanavau, žinai, savo Mintimis. Kad tu vėliau kelsies. Taip, ir aš atsikėliau ir aš suprantu, kad aš jau vėluoju, žinai. O Dieve, ne, man labai vakar buvo sunku. Bet aš už tai susinervavus parašiau prezidentui laišką, kad kažką darytų su to laiko sukinėjimu. Taip, tai ką žinau, nu, tu pasižiūrėk, jeigu tu pasižiūrėsi žinias, jis viską daro visą laiką labai aktyviai. Tai žinai, aš galvoju, kad aktyviausiai būtų geriausia, naudingiausia visiems, jeigu nustotų laiką sukinėti. O kur tu jam parašai? Aš jam Instagramą parašiau. Instagram'e? Aš sakau, gal tu nuėjai į kokį website? Aš nežinau, galbūt reikėtų, matai, aš nežinau. Aš žinau, kad tu žinai, kur susirasti tų, kas yra, kaip atstovai žmonių valdžioj. Bet aš nežinau, tai žodžiu, aš įsijungiau tą oficialų President of the United States Instagramą ir parašiau. Man atrodo, Europoje prieš kelis metus buvo tartasi, kad ar balsavo, kas norėtų, kad laikas tiesiog nebesisukinėtų. Ir man atrodo, kad buvo Europoje iškeltas toks klausimas, tačiau nepavyko. Nežinau, man atrodo ir čia, nes kažkas mum yra pasakojęs, kad ir čia balsavo ir pavyzdžiui, kai kurios valstijos atsisakė laiko sukinėjimo. Dabar nepamenu, ar Arizona ar Nevada kažkurios iš tų pietinesnių atsisakė, Havajai atsisakė, bet visos kitos vis tiek sukinėja laiką, skaitant mūsų Kaliforniją. Bet tai, žinok, aš jau beveik apsidžiaugiau, kad tu parašai prezidentui, bet kai tu pasakai, kad čia Instagramą, tai ar čia skaitosi? Tai gerai, o dabar jau užtenka čia apie politiką ir Kalifornijos reikalus. Papasakok, Živilė, kaip tau sekasi, mes taip džiaugiamės, nes tu tokia kaip ir labai naujas bendruomenės narys pas mus. Taip. Tai papasakok, kaip tau sekasi būti naujų bendruomenės nariu, kaip tau apskritai Amerika, nes aš žinau, kad tu gyvenai ir kitose visokiose šalyse. Tai vat papasakok, kas tau čia patinka, nepatinka, šiaip kuo nori pasidalinti. Gerai, tai aš esu netokia ir nauja. Taip, nuo rugsėjo mėnesio, mes atsikeliam rugsėjo mėnesį, taip, tai čia mokykliniai metai prasidėjo. Ką aš galiu pasakyti, man labai patinka oras. Rimtai, o geras. Taip, man patinka šiluma. O dėl ko iš vis atsikėlė čia? Kodėl aplamai Kalifornija? Dėl to, kad mano vyras dirba, čia gal su šeima susiję, tai mano vyras dirba informacinėse technologijose. Tai jam Kalifornija yra kaip ir karjeros vieta, Silicon Valley ir taip toliau, tai jam labiausiai norėjosi tos patirties ir jis tiesiog rado tokią galimybę ir mes iš komandos persikėlėm čia pabandyti, kaip mums seksis. Tai va, tai mes esam dėl mano vyro darbo. Tai kaip jums dabar sekasi? Gerai? Na gerai. Geras oras. Geras oras. Jo, vaikai mokykloje, valstybinėje mokykloje, gyvenam mažame miestelyje. Labai jaukus. Visai mokykla faina, vaikai laimingi. O vat kaip, pavyzdžiui, jau nusprendėt, kad visi kelsitės, ar ne? Tai kaip dabar susirasti kur, į kurį miestelį, į kurį mokyklą, buvo kažkokia strategija naudojama, kaip tai padaryti? Strategija buvo paprasta. Alto, Menlo parkas, ten kur grinai, bet tas Bay Area, tas viduriukas taip ir buvo. Bet galų galia to ir užtenka, tai kaip pasakyti, tas ten susto, man atrodo, 5 ar 6 galimybės buvo, iki Los Gatos ėjom, tai irgi. Bet buvo tai, kas gera mokykla. Tada, kas buvo, mes tiesiog keliavome aplinkui
ir tiesiog norėjom pajausti, kaip mes jaučiamės tose aplinkose, kad būtų... Bet jūs kaip gerai pasiruošę kraustėtės, eiktų savo, aš klausau ir galvoju, mes tai taip, žinai, ten gera mokykla, bus 10 minučių iki vyro darbo, tinka, kraustam. Bet mes taip nebuvo, kai mes keliavom į Monrealį. Tai mes tiesiog žinojom, ko mes nebenorim. Reikėjo šį kartą mums pasiruošti labiau, nes mes prieš tai gyvenom Monrealį, tai mes tokie ir vaikai buvo maži, tai dar gal nelabai reikėjo, bet dabar tikrai reikėjo susikoncentruoti, kad reikia biškiai organizuotis labiau, nes mes tokie irgi į Monrealį atsikraustėm su 5 lagaminais, nieko nežinojom, keliavom iš vieno namo į kitą tiesiog. O dabar turėjom 2 vaikus, reikėjo kažkaip jiem duoti stabilumą. Tai... Kaip iš Prancūzijos į Kanadą nebuvo labai didelis skirtumas. Kaip tai, bet vis tiek tugi Lietuvoje užaugs. Dar reikia ir Prancūzijos kraustymus. Taip, reikia. Taip. Aš esu lietuvė, jo, ir gyvenau 23 metus Lietuvoje. Jo, tada aš tiesiog mokiausi Prancūzijoje ir tada Prancūzijoje susiradau vyrą ir mes gyvenam Nicoje. Ir jo, mūsų vaikas pirmas gimė Nicoje, o tada vėl tiesiog tuo metu Prancūzijoje labai yra populiaru kraustytis į Monrealį, nes sąlygos tiesiog, prancūzai... Jums kalba labai turbūt ten gaunasi patogu. Priklauso kur. Mes norėjom į Kebeką. Kebekė tai yra prancūzų kalba, tai mes tada ieškojom galimybę, ar įmanoma būtų mums emigruoti į Kebeką, į Monrealį. Ir iš tikrųjų taip jie labai... Dar prieš COVID tai buvo labai atvira ir labai jie laukė tų imigrantų ir ypatingai kai kuriuose srityse, tai mano vyrui vėl buvo ją paprasčiau. Ir mes radom galimybę ir nebuvo taip jau ir sunku ir to tokio skirtumo, aš sakyčiau, kalbos buvo irgi. Buvo netgi kalbos. Čia kaip British English ir American English ir taip pat su prancūzų. Gali būti, žinokit, jo, aš tai sakyčiau, aš visada Monrealį sakydavau čia Lietuvos dzūkai. Nes mes ar nesuprantam dzūkus, kaip šneka, nes jie tokie dzz turi, labdien. Tai ten lygiai taip pat, tarkim, prancūzai sakytų dis, o jie sakytų dis. Tai man tokie, nežinau, man lietuvių dzūkai yra. Tai labai labai stiprus, senas ir toks senovinis akcentas. Tai aš realiai, Monrealis yra labai diversifikuotas miestas, yra labai daug anglų, visokiausių valstijų žmonių. Bet tas kebekiečio akcentas, tai aš jau nesuprantu. Ypatingai, kai klausaisi žinias ir tikrai, kur ten jau ne pačia mieste, bet jau toliau žmonės gyvena, aš nesuprantu akcentų. Žinokit, ten jau tikrai ir ten aš vis klausiu vyru, apie ką jie čia? Labai labai stiprus akcentas yra. Tai mums toks buvo ir amerikietiška kultūra, ir europietiška kultūra, sumaišyta kartu, ta kalba ir dar kitaip yra. Tai toks... Bet jaučiasi labiau europietiška kultūra tau tiek Monrealį, nes labai daug amerikiečių tai sako, kad Monrealis yra kaip sekantis stotelė iki Europos. Mes, kaip atsikraustę iš Europos, mes sakydavom, vis tiek tai yra amerikietiška kultūra. Bet dabar esant čia, aš sakyčiau taip, vis tiek yra labiau, žiūrint atgalios, tai sakyčiau, vis tiek yra labiau europietiška, sumaišyta su amerikietiška. Vis tiek tas tai svetingumas, tas toks, kur neini restoranas, tarkim, tai tikrai ne europietiškas servisas, tai yra amerikietiškas servisas, tikrai yra žmonės švelnesni. Man dabar aš klausau tavęs ir aš galvoju apie tai, kad kai kai mes visa šeima kraustėme čia į Jungtines Valstijas, buvo labai viskas fun, kažkas naujo, visa kita, bet kai žiūri atgal ir supranti, kiek reikėjo ten tos košės suvalgyti, kol, atrandi savo vietą ir visa kita. Ir jeigu dabar taip, kaip sakant, iš naujo, tai jau nežinau, ar aš jau vėl norėčiau eiti, bet dabar tavęs klausau, tai tu jau kiek kartų tą darai iš Lietuvos ir Prancūziją, iš Prancūzijos į Kanadą ir dabar čia. Tai ir yra kas, aš suprantu, ten gal, darbas ar karjera daro tą pagrindinį tokį akcentą, kodėl tą reikia daryti ar ne, bet ar yra sunku kraustytis, nes vėl... Ar tu kraustytumės dar kartą, dar kur nors? Nes ir tą socialinį gyvenimą ir vėl, kaip sakant, all over again, reikia susiburti. Aš sakau, toks kraustymasis, tai toks nesibaigiantis Erasmusas. Aš nežinau, ar jūs buvote Erasmuso studijose, ne? Tai toks, kiekvienas vakarėlis, tai toks eini ir vėl tą patį. Kas tu, iš kur tu? Tai čia lygiai taip pat. Važiuoji iš vienos šalies, tai kas tu, kaip tu, toks nesibaigiantis Erasmusas.
Ar aš krausčiausi dar kartą? Taip. Kur norėtum dar kraustytis? Nežinau, žinokit, neturiu, galbūt į Aziją galbūt. Nu, bet, žodžiu, tikrai, kai tiek jau perėjus esi, tai nebėra sunku. Vienintelis dabar kas klausimas, kaip reaguotų vaikai. Ir mano dalykas, mano atveju, aš dabar galvoju, iki kada mes tokie lankstus galim būti. Ir aš vis klausinėjau, kai žmonių į kairę į dešinę, tai kada tada tas amžius pradeda, kai vaikai jau tikrai jau ir atsisakinėja, ir ta prasme pyksta, ir jiem toks socialinis jau labai sunkus atvejis. Čia tu visai gali palaukti, kol baigs mokyklas ir išsikraustys į koledžą. Bet toks atvejis, aš priejau tokio 12 metų, atrodo, pasirodo yra toks limitas. Middle school, kaip pasakė. Ja. Ir Taip jau tada jau reikia kažkur apsistoti. Šiaip, taip, aš dar krauščiuosi, jo, tik duokit man galimybę. Nėra taip sunku. O per tuos visus kraustymusis būna etapų, kai tu ieškai lietuvių bendruomenės. Ar tu visą laiką stengies būti prie bendruomenės ir kituose? Nes, pavyzdžiui, žinai, tarkim, mūsų su Gintarė pavyzdys, mes gyvenom prieš tai labai netoli viena nuo kito, žinok, realiai valandą turbūt, panašiai kaip dabar, iki valandos kelio. Mes per kiek mes pragyvenom? 5 metų. Daugiau, žinok. Mes nesam susitikusios. Mes nepažinojom vieną. Mes tik žinojom, nes mes turėjom bendrą draugę, kuri mus abi pažinojo ir mes buvom girdėjusios viena apie kitą. Gal jūs susitikit vieną kartą. Ir mes susitikom tik tais čia, kur, pavyzdžiui, čia Kalifornijoje tikrai yra labai nuostabi bendruomenė. Tai iš tikrųjų, jo, neieškojau iki tol, kol čia nebuvau. Nes realiai, gerai, kaip čia dabar paaiškinti, Prancūzijoje yra lietuvių Nicoje. Tai man jų nereikėjo ieškoti, jie tiesiog, tu jas matai. Jų visada daug aplinkui? Nelabai daug, bet tiesiog jie yra. Mano, tarkim, 2 draugės, kurias gyvena Nicoje. Tai vieną susitikau tiesiog darbe. Jis iš vis negalvojo, kad aš lietuvės, jis tiesiog norėjo pasigirti, žiūrėkit, čia produktas pagamintas Lietuvoje, nes parduotuvėje dirbu tuo metu. Ir sakau, labas, aš lietuvė, ir jinai, labas. Ir tiesiog toks gyvenimas, ir viena iš mano geriausių draugių jinai yra, ir mes iki šiol bendraujam. Kanada gyvenant buvo covidas, tai ta prasme iš viso nebuvo... Su niekuo bendrauti. Jo, tik tai vyras internete dirba ir taip toliau, tai darželiai buvo atidaryti, bet buvo kitas bendravimas. Taip, Kanada covidas buvo gal ištestas, bet jisai buvo mažiau sureguliuotas. Tai mes... Ką man reikia daryti su šuniu, jis dabar drausis į namus? Tai įleisti. Tada, kai mes čia persikrausim, tai net tokios net nebuvo, kad negyventi be bendruomenės. Tai toks grinai reikia eiti vaikam, parodyti, kaip yra, ir netgi mano vyras dabar, jis pats pirmas nuveža vaikus į mokyklą, nes žiauriai fainai lietuvių. Aš žinau, kad jis net lietuvių mokosi. Ir jisai net lietuvių šiais metais pradėjo mokytis. O, kaip fainai. Suklausė, taip. Tai labai fainai. Tai dabar jau kalbat lietuviškai namie? Ne dar, bet jau lygiai tą pusę. Jo, nes jo mokytoja yra Aida Sakalauskaitė ir jinai tikriausiai pati geriausia suaugusių žmonių mokytoja. Labai gerai atsiliepimai, mano vyras žiauriai laimingas ir labai faina jam ir jo, jie sparčiai iriasi į priekį ir jam tikrai smagu. Nu, išgerkit kavos, merginos. Išgerkim kavos. Nežinau, dar tai išgersi kavos, aš tada tau užduosiu dar klausimą. Nežinau, ar tu nori pasidalinti, aš žinau, kad tu siuvi ir darai, ir Instagrame biškį daliniesi, tai gal tu nori pasidalinti savo veiklą, kaip tu darai ir ką tu planuoji, ko tu tikiesi ir žodžiu. Nežinau. Aš esu tiesiog kai mano pirmas vaikelis gimė, dar mano galvoje buvo, kad aš turėsiu laiko siūti. Supratau, kad jau neturiu, nes reikia vaikų rūpintis. Žodžiu, tai jo, pradėjau tiesiog siūti, man labai patinka ir aš nelabai turiu nieko tokio ypatingo nedarau. Tiesiog jo, man patinka vaikeliam rūbelį siūti, patinka brėžinius daryti ir jo, vėliau kažkas iš to išsirutulios, bet nieko tokio dar labai... Čia lietuviškas kuklumas, o nueinam į Instagramą, pasižiūri ir tu galvoji, o dieve,
taigi čia ne. Pažiūrėti mes tą Instagramą. Galėsit gerai. O tu pati savo suni rūbus? Taip, pasisiūnu kartais, jo. Patinka man. Taip, aš visada, jeigu kur nors ir aplamai tokia, aš nežinau, aš esu labiausiai didžiausia siuvėja, ar aš esu tiesiog audinių pirkėja. Čia yra du, žinok, skirtingi hobiai, vienas su kitu nesusiję. Taip, bet aš tokia, mūsų šeima gyvena Prancūzijoje ir Lietuvoje, tai mes jeigu aš važiuoju į Lietuvą, tai būtinai, aš turiu savo Danesą, toks parduotuvė, tai aš ten, kaip žmonės eina į spa. Aš einu į audinių parduotuvę atsipalaiduoti, man nereikia spa, man reikia masažo, aš nueinu ir ten valandėlę aš galiu tiesiog... Ir tu paskui, kaip Gintarė sako, kad tada lagaminė yra knygų, kurios užima 40% svorio. Taip, knygos ir audiniai. Aš esu profesionalių audinių pirkėja, mažais kiekiais. O tu kaip siuvėja, tu, žinai, kaip pavyzdžiui, kirpėjos, jos, aš įsivaizduoju, eina gatve ir žiūri į visų galvas, žinai, ir galvoja, tau reikia kirptis, tau reikia keisti šukuoseną. O tu, kaip siuvėja, žmogus, kuris siūna, ne, tu kažkaip vertini aprangą, nes realiai labai, aš manau, galima palyginti, kaip Lietuvoje rengėsi lietuvės moteris, ar ne, Prancūzijoje, kaip jos rengėsi ir dabar čia. Čia. Visada akis juda, nes man patinka, kas yra vizualu, tai aš jo pasižiūriu, bet niekada nevertinu kažkaip kritiškai, galvoju, kaip pasakyti, aš aplamai pritariu kiekvieno žmogaus skoniui. Ta prasme, tai yra tavo individualus reikalas, tu rengiasi taip, kaip tau patogu ir ne aš ar ne kažkam kitam, kaip pasakyti, kokia yra kritika, nebent jeigu tavęs klausia. Bet taip, žmonės čia ypatingai įdomi rengiasi, labai mėgsta komfortą ir aš labai mėgsta legingsus. Tai čia, galbūt irgi tas yra, bet aš kai gyvenau Pietų Karolinoje, tai buvo taip, kad kai aš atsikraušiu, mane toks ištiko kultūrinis šokas, ta prasme, kad kai į mokyklą veždavau vaikus, ten mamos su pižama. Su tom flaneliniam. Čia Karolina? Jo, ir aš galvodavau, aš jau taip niekad nedarysiu, o aš vaikščiojau taip kaip iš New Yorko, žinai, kokia žvaigždė. Man taip sakė mano kaimynai, kad jie galvoja, kad mes iš kokio New Yorko, nes, žinai, taip apsirengę, nes mes iš Lietuvos atvažiavę, žinai, Lietuvos aukštakulniai, suknelės, kelnės. Pasidažai. Bet po 5 metų, žiūrėk, iš su ta pižaminiam kelnėm sėdi į mašiną ir nuveži vaikus į mokyklą. Ir aš supratau, kaip patogu. Prie patogumo, komfortą lengvai priprantama, taip. Ne, yra skirtumų. Prancūzija, gal sakyti, Lietuva tikrai labai pasitempusi šalis. Ir man atrodo, aš nežinau, ar tai koks nors trauma Lietuvė, aš nežinau, bet gal iš gerosios pusės, bet toks visas, kad mes turim link kažko visada stengtis. O kas man patinka Amerikoje, kad jie yra patogus, taip kaip yra, jie, ta prasme, nesijaučia kažkokie mažiau apsirengiai, bet tiesiog jie jaučiasi, kaip čia, koks tas žodis yra, kaip confident? Confident, pasitikintis. Jo, ir net ne rūbas jam tai pasako, jam viskas yra puikiai, ir ta prasme, ar čia apsirengęs, ar kažkaip, ar nusirengęs jam. Jie jaučiasi gerai, kaip ir stambesnė moteris ar lieknesnė moteris, jie tiesiog gerai jaučiasi savo kailį. Ir ta prasme, man atrodo, ko lietuviam reikėtų pasimokyti, nes jie visada tą jaučia tokį standartą, nes visos moteris labai gražios, labai aukštos, labai lieknos. Ir kažkiek tas lietuvis kartais jaučiasi toks mažas, atrodo toks, ir man čia stengtis visada reikia, o amerikietis jis visada patenkinti save. Nebūtinai yra gerai, nes, kaip pasakyti, bet jis jaučiasi gerai savo kailį. Tai va tas lietuvis gal aš, jam tos laimės visame kame, žinai, tame treniginėse kelnėse ir taip toliau. Bet klausimas čia, ar jeigu ir norėsi kažką gražaus ir turi idėją, kur rasti? Kur rasti, jo. Čia vat iš tikrųjų, tu gerą klausimą uždavai, o kur rasti, čia apskritai netgi jeigu tu turi kažkokį rūbą, o kur rasti, kur tą rūbą pasimažinti, ar pasisiaurinti, ar ten rankovės pasitrumpinti. Čia toks vaizdas, kad, nes aš, pavyzdžiui, turiu batus, ne,
kuriuos reikėtų tą kulną aš noriu pasikeisti. Man irgi reikia. Nes man jis per kažkaip vaikšto, man labai garsiai tas kulnas garsą daro ir man nepatinka. Ir aš žinau, jau tiek daug čionais Google peržiūrėjau tų aplinkui esančių cobblers, turbūt jie vadinasi, bet ne batsiuviai, nu jie batų taisytojai. Ir visur yra neigiami atsiliepimai ir aš galvoju, va, pavyzdžiui, ką man dabar daryti, man labai gaila nunešti kažkur blogai tos savo batus ir tas pats su rūbais. Va. Ką tu manai, ką čia žmonės, kaip išspręs šitą problemą su rūbais visiems? Kiekvienas čia neišspręsi. Čia jau kiek metų nereikia čia nieko spręsti, tiesiog arba tu prisitaikai, arba tu tą patį darai, arba tiesiog tu gyveni kaip tau labiau patinka, žinai, bet... O tu jau radai čia parduotuvę rūbų, kur tau patinka apsipirkti? Ar tu labiau mėgsti gal vintažą ar dar kažką? Aš šiaip nesu tokia vintažų labai mėgėja, nes tiesiog jų yra labai daug ir labai sunku, nu turi turėti laiko. Jo, iš tikrųjų, ir tiesiog reikia eiti ir žiūrėti ir labai fainai ir labai pritariu, bet tiesiog, nu, reikia žinoti, tarkim, parduotuvės, kur eiti. Man realiai labai stipri vintažo parduotuvė ir aš sakyčiau ne dėl to, kad žmonės labai patinka mada, bet tiesiog ir finansinės galimybės ten yra kitokios ir ten visur vintažiniai parduotuvės ant kiekvieno kampo, tai man realiai tai ten žiauriai daug. Tai ten ateidavo ir ten dažnai keisdavus ir taip toliau. Bet jo, aš nesu vintažinių mėgėja ir aš radau parduotuvių, kur labiausiai net ar neradau. Aš vis dar europietiškas brandas. Realiai, žinokit, šalta. Minus 25, bet gyvenimas juda į priekį. Mes gal neatsimenam Lietuvoje, kiek būdavo sniego. Ir, man atrodo, kiek ir 20 ar 18 ir nebeidama mokyklą. Lietuvoje 20. Taip nėra. Ten reikia didžiulio spėgų, man atrodo, reikėjo 30 laipsnių, kad nebeiti mokyklą. Žodžiu, nėra blogo oro, nėra tikrai bloga apranga. Ne, aš atsimenu, kai mano mažiukė gimė, tai aš išsidėdavau slides ant vežimo, minus 17 ir eidavau pasivaikščioti. Su slidėm ant vežimo, o Dieve, dar taip negirdėjau. Žiūrėjau, dar girdėjau, žiauriai, dar su kliavom, man labai patikdavo. Nu, ne visada taip gali, nes atbraukė tos kelius, bet vis tiek dar yra žiauriai daug sniego, tu tiesiog išeini iš namų. Aš net gėdavau apsipirkti su slidėm to. Kas fainai? Žiauriai fainai. O kur prie parduotuvės jas pastatyti? Ar įvažiuoji? Ne, važiuoti jau ne. Tai čiukš pasistatai, ten žinokit daugiau tokių, kai ten labai sninga ir dar nespėja nuvalyti, ten žiauriai gerai. Jo, užsideda šių. Net negirdėjau, žinok, įsivaizduok, net negirdėjus tokio dalyko gyvenime. Aš taip suprantu, kad tavo vyras musulmonas, tai o jūs, pavyzdžiui, tu tai, nu kaip lietuvė, gal ten nelabai ir tikinti, bet vis tiek lietuviai jie kaip katalikai identifikuojasi. Tai švenčiat visas ten lietuviškas kalėdas ar labiau vyro šventes švenčiat? Mes viską švenčiam. Mes viską švenčiam. Aš esu krikščionis. Mano vyras yra musulmonas, mano vaikai irgi yra musulmaniukai, kaip mes vadinam. Bet mes realiai neskaito jie Korano, bet tiesiog jie nevalgo kiaulienos ir tiesiog kokias vertybės šeimos įdėgiam, tai tokias. Realiai lietuvis ir musulmonas, žinokit, turi labai daug ko bendro. Rimtai? Na, neplamai religija, bet ta prasme ta šeimos kultūra, kurią nori įdėti, mes tikrai tokie ir šeimyniški ir tokie atrodo gerbti vyresnį žmogų, šeimą vertinti, kaip svečius priimti. Yra tokio labai, nu, toks panašumas. Jo, panašumas tas ir konservatyvus, vis tiek mes lietuviai esame konservatyvus. Taip, pritariu. Taip, tai jie irgi tokie. Tai apie tas šventes... Dabar buvo Ramadanas. Dar nesibaigė, dar yra. Dar nesibaigė? Taip, dar o tu gali kavą gerti vidury dienos? Aš saulė aukštai. Taip. Alachas nemiega. Ne, aš nesilaikau Ramadano. Bandžiau. O tavo vyras laikosi, o vaikai? Vaikai ne. O tai kaip eiti darbą? Matai, kiek daug klausimų. Kaip eiti darbą laikantis Ramadaną? Eina. O gali vandenį nors gerti? Ne, negerai. Nieko jisai negali. Realiai, kaip
kaip pasakyti, tu gali po to išvystyti savo kultūrą, kaip tu darai, bet jisai, kaip buvo užaugintas, tai jisai daro, ką jam tėvai įdėgė. Tai jisai nei negeria vandens, nei valgo, kol saulė nenusileidžia. Tai jisai naktį atsikelia prieš saulį patenkant, kavos išgeria, kažkas suvalgo saldaus ir vakarienį visi sėda prie stalo, nes anksti saulė leidžiasi. Tai čia dabar dar tau laikas pasikeitė, tai iš viso ačiū Dievui. Tai žodžiu, dabar biški vėliau reiks valgyti, bet nieko tokio. Bet tai čia Ramadanas jisgi ilgai trunka, tai nėra, kad tu... 30 dienų, tai dabar dar liko, man atrodo, iki kovo 20 sakė bus. Jo. Bet laikas greitai eina, kaip pasakyti, kai tu dirbi, tai dar lengviau. Jo, bet tai jo gerti vandens. O tau kaip tai vat jaučiasi, kaip vat turint partnerį, kuris... Nevalgo, kuris gali būti biški pasirzęs, būdavo anksčiau, bet dabar man atrodo, arba aš nepastebiu, nes ar pati pergyvenau tą, nežinau, kad viskas okei. Nėra tokių, kad, nežinau, kad man kažkaip derintis, ar reikėtų slėptis, ar kažkaip man nepatogu, kad jisai nevalgo, kur valgo, jisai žino, ką gavo. Įdama vyrą, kuris laikosi, vat netgi Ramadano, tai vat atsakingai, tugi nei tu dengi plaukus, nei nieko, tu iš vis kaip nori, taip gyveni savo... Čia žinokit, va toks yra supratimas, lygiai taip pat kaip nereikia tų plaukų dengti. Čia yra visiškai nuo moters priklauso ir priklauso, kaip pasakyti, kokia islamo gal, kaip tu interpretuoji Koraną. Realiai neparašyta, kad turi dengti plaukus, ten realiai interpretacija, nes kiekviena musulmonų kalba yra išsireiškimai ir ta prasme priklauso, kaip tu tą tekstą interpretuoji. Bet tokio teksto, kad tu turi būtinai dengti plaukus, jo realiai nėra. Lygiai taip pat, kaip mes su vyru susituokėm, tai kai kurie sako, kad tu privalai perimti vyro tikėjimą, bet realiai man to nereikia, nes mes tikime tą patį Dievą, vieną Dievą. Jeigu aš būčiau daugia dievė, tarkim, hinduistė kokia, nes jie turi daug dievų, tai realiai jie sako, kad tu negali to paties žmogaus apsiženyti, bet mes, kadangi tikim vieną Dievą, tai mes galėjome, man nieko nereikėjo padaryti, bet tarkim, tai yra tokių draugų, kurie sako, kad man reikėjo, bet realiai tai yra imamo interpretacija. Jeigu imamas tave sutuokia, tai vadinasi, jisai tiesiog interpretuoja Koraną vienaip ir tu tiesiog viskas okei. Tai mes susitokėm, man nereikėjo nieko daryti. Ir tu gali toliau savo... Aš esu taip, aš vyną geru, man labai gerai, aš gyvenu kaip gyvenau, man niekas nepasakyti. Ja, tai kaip tau gerai. Bet tai va, viskas priklauso nuo interpretacijos. Jeigu kas sako, kad islamas yra kažkokia pikta religija, tai žmogus ją tokią padaro. Kiekviena religija nepropaguoja jokio pikto žodžio, religija tik apie gėrį, apie pasidalijimą, o kaip ta religija žmogus perteikia, tai čia kiekvieno individualus sprendimas. Oi, kokį gerą tu čia insight turi. Tai aš tai galvoju, kad čia su tavim galima 16 serijų ir rašyti. Apie viską, žinai. Ne, tai va, įsivaizduok, tu dar beveik nieko mums nepapasakoji. Taip, žodžiu, aš blondinė įsintegruoju visur. Laukiu kaip žuvis. Jeigu kažkas sako, kad mano akcentas kažkur netoks, ar Prancūzijoje gyvenu, tai galvoju, kad iš Kebeko atvažiuoju, tai galvoju, gal aš švedė. Aš galiu būti belenkur, man tiesiog, man gerai, aš už tai nepergyvenu jo. Tai va šitą ir įdėsime į teaserį. Aš blondinė ir galiu visur pristaikyti.